Labą dieną. Labą dieną. Štai nežinau, trečio metimo sugauta kojytė. Šiaip atvažiavau sekmadienį, šiandien yra gegužės 3 diena, ar 4 šiandien, žodžiu. Kelintą šiandien mes turim. 3. Ir atvažiavau čia vietoj į Sujeinių tvenkinį. Realiai net tiek, kad žvejot, o pažiūrėti, ar pas mus jau gaudomi karosai. Nes kaip žinia, kai karosai pas mus jau sujuda, tai būna smagu. Galima labai gerai sugaudyti. Esmė ta, kad labai neilgai tas viskas trunka. Todėl nesinorėtų prasnaust šią momentą. Tai prie to pačio ir pasiėmiau kelis koltelius, pabandysim. Ops. Bet žuvies yra, matosi per akinius. Ir aš mačiau priekrantėse čia, kur jų netgi neturėtų būti, jau čia yra jau tų vadinamų karosų. Ne to kalibro, bet yra. Tai va, biškį pasimoninsiu. Nuvažiuosiu, apklausiu gal, jeigu bus kalbus mūsų žvejai. Gal išduos paslaptį, pagavo, nepagavo. Pagal viską. Pagal užstuptas vietas, užsėstas, gal dar nėra to masinio kibimo. Nes paprastai jau, kai kimba, tai čia negausi niekur pritūpti. O, kibimas yra, turim vėl žuvelę. Šį kartą šeriukas. Nu, kad davė tos 2 dienos šilumos. Šiaip, čia prieš praeitą savaitę aš buvau atvažiavęs, tai čia pat atrodo, kad iš vis visos žuvis Turkijai išvažiavusios. Jokių kibimų, jokio susidomėjimo nebuvo. O, ko reikėjo tikėtis, o tos kelias dienas šilumos, viskas atgyjo taip pat. Viskas stoja į savo vietas po truputį. Ir aš žiūriu, čia meldai yra. Ir jie jau taip juda, kai kur, aišku, matosi, kad čia atnovėja, bet matosi, kur ir žuvis jos sujudina. Nes šiaip karosas jau turėtų ruoštis nerštui. Ir jie būtent neršto metu pas mus labai gerai kimba. Nors teisybės dėliai reiktų paminėti, kad 2 metus, tiek praeitą, tiek užpraeitą pavasarį, jie nekyba visiškai. Nu, ten vieną kitą, jeigu pagauna, tai nesiskaito. O nerštas buvo kiekvienoj pakrantėj, masiškai. Bet kad ten prigaudytų kažkas, tai įdomu, kaip šiemet bus po tokios žiemos, kurios jau nebuvo seniai. Sužinosim. Gal kažkas viskas pasikeis į gerą pusę. Nu, reikia tikėtis, kiekvienais metais noris, kad to žuvies aktyvumo. Buvo dar planų šiandien su valtim jau atidaryti sezoną, bet šiandien ta diena, kai visi sveikina mamas, tai laiko čia neturim. Tai tik šiandien taip, tik tais tokia pažintinė daugiau žvejyba. Na, jeigu čia kimba ta visa smulkmė, tai reiškia nuvykus į kitas priekrantės zonas, kurias ten, sakykime, tikrai gaudomos yra jau
žvejų takai praminti, ten tikrai šiandien būtų galima ką stipriau pažvauti. Va čia toj pusėje mačiau karosus, tokius jau delninius, bet jie tose meldose čia tupi per polarizuotus akinius, viskas puikiai matas. Raudės, karosai, tose meldose paviršių šildas. Aš pabandysiu prieiti arčiau, šiaip tai aš matau per akinius, palei pat krantą, ten po 3, po 4 susiporavę šildas saulėj. Gal pavyks užfiksuoti. Mažų tai pilna. Nu, tik priejau arčiau iš karto viskas jas. Šiek tiek prisiskandinai nebesimato. O vėjas. Nu va, ko gero su nu va taip, su avižadrebiu, va taip. Labai greitai. Čia turi, čia neturi. Bet matau, kad man bent jau labai gerai nutrūko. Nutrūko pati avižėlė. Liko pavadėlis, tai mes čia greitai susitvarkom. Ir susitvarkę pratęsime. Uždėjau kitokį masaliuką, tikėdamasis pagauti baltą žuvį, bet matroskinas kitaip. Bet jau čia pagaliau irgi išneršė jau jie. Nu, pagaliau. Išneršė šeriukai. Pagaliau. Iš tikrųjų, gal reikės paeiti ten va į tuos kraštus palimeldus. Bet aš atsivežiau dar 2 skirtingo kalibro kotus, tai ultralaitą. Na ir kadangi lydekų senudas sezonas jau prasidėjęs, atsivežiau ir kotelį iki 15 gramų. Gal išeis kažką ir su lydekais susišnekėti. Starkių sezonas dar už mėnesį, bet jiems užkibti irgi nieks nedraudžia. Užkibti, teks tik gražiai atsisveikinti kaip ir su visom kitom žuvim. Nu, o dabar po šio metimo imsim ultralaitą. Pabandysim. Bus šiek tiek tolimesnis metimas. Didesni masalai. Gal didesnė šeriai susimylės pasirodys papozuoti sekmadienį. Kiek tų valandų turime? 11. Pusiaudienį. Iki greito. Žodžiu, 12 valandų, 7 minutės. Taip atrodo, kad
žuvis sako, važiuogi tu namo. Turime čia savų reikalų. Toks ignoravimas. Bet kad karosai, va čia stovi, aš matau juos. Šildas. Karosai, raudės nedidelis. Da, visokios smulkmės. Net nejudė. Žodžiu, mėgaujas irgi tą šilumą. Vanduo kiekvieną minutę vis darosi šiltesnis. Nu, niek. Eina geryn, po biškį. Ne šiandien, tai kitą kartą. Smagu bent jau, kad jau jos yra priekrantėse, jau matos žuvis. Ne viskas tilpo į kadrą, aš jau nebedariau filmavimą, ten tos smulkmės buvo pagauta. Bandžiau dar ir ultralaitą. Po to pabandžiau šiek tiek su light kotuku pagauti lydeką. Ne šiandien ir ne šičia. Nu, visokių žuklių yra, visokių jų bus dar. Žvejų taip pat nebelyka jau. Kas sėdėjo ant krantų ir namo išvažiavusi, kas su valtim irgi jau paskutinė valtis įkelta jau. Ką tik pajudėjo namo link. Manau ir man laikas važiuoti į namučius. Taip, kad susitiksim kitais. Ko kitais? Kitais kartais. Kitais metais. Dar vieną metimą reikia padaryti. Užbaigimų. Kitą savaitgalį gaila neišeis pažuvauti. Yra ir visokių kitokių dalykų. Nu, po to, manau, viskas prasidės. Non-stopu. Gaudysim vakarais darbo dienom. Gal netgi rytais darbo dienom. Pas mus čia rajone yra kur pažvilauti. Tvenkinukų ne vieną, ne kelis turim. Tik noro reikia ir reikia to biškio aktyvumo žuvies. Taip kad visiems gero savaitgalio ir susitiksim kitą kartą.